Sveiki, aš esu Aukse Lapase ir šiandien bus filmukas. Jo pavadinimas yra Mano draugė manimi nusivylė. Gero žiūrėjimo. Labas, mama. Mama, rytoj Pipirės gimtadienis, galėsiu jį nuvykti? Aišku, be jokių kalbų, ji tavo geriausia draugė. Ačiū, mama. O ką dovanoti Pipirei? Nežinau, pati sugalvok, paklaus, ko jinai nori, o gal nori pinigais? Jinai sakė, pinigais nenori. Nenori pinigais? Tada bus sunku. Nieko, sugalvosime rytoj, jinai išves vakare. Gerai, puiku. Parodysiu, kas bus rytoj. Laikas keltis, laikas keltis, laikas keltis, laikas keltis. Labas, mama. O, sveika, kaip miegojai? Puikiai, kur tėtis? Jis dar miega. Pažadink, važiuosiu dovanos. Gerai. Tėti, kelkis, aš turėsim važiuoti Pipirei pirkti dovanos. Nu, palauk, aš noriu pamiegot. Tėtis, nebus kaip mažas vaikas, nuvažiuokim į parduotuvę. O, nevažiuosiu dabar. Vėliau nuvažiuosim. Tėtis sakė, kad mes galim dovanoti pinigais, dovanos jūs nepirks. Nu tai gerai, aš tau duosiu 10 eurų. Nu gerai. Na štai kaip tu gražiai atrodai, šaunuolė. Ačiū, mama. Iki. Ate. Labas, Pipirė, su gimtadieniu. Ačiū. Ką man padovanojai? Ką man nupirkai? O, neturiu tau dovanos. Ką? Kas ateina pas geriausią draugę į gimtadienį be dovanos? Tu man nebe draugė. Visi atvyko su dovanomis, nuo kiekvieno gavau. Tu esi šlikšti. Gal aš nuo kitų turėčiau negauti dovanų, o kai mes geriausios draugės ir aš dar nuo tavęs negaunu dovanų. Pykstu.